Epšteino dokumentai, kurie pasiekė Lietuvą, jie labai gerai iliustruoja įvykusi Kaune susitikimą praeitą savaitę. Prieinu prie jaunuolio, aš jums spaudžiu ranką, žinai, jisai sako, aš jums nespausiu. Sakau, dėl ko? Sako, jūs esate kremlinis, ne? Sakau, o tu spaustumėjai Daliai Grybauskaitei, spaučiau, sakau. O tu spaustumėjai Anglijos premjerui, sako, spaušiu. O Donaldui Trumpui? Ne, sako, gal ir nespaušiu. Kodėl? Todėl, kad jis, sako, Putinui spaudžia. Bet, sakau, gerbiamasis, sakau, Anglijos premjeras tai spaudžia ranką Donaldui Trumpui ir kažkodėl problema nėra, kad jisai Putinui spaudžia. Dalia Grybauskaitė irgi spaudė Putinui ranką ir spaudė Lukašenkai ranką. Ką tai reiškia? Sakau, tai per vieną ranką jie dalyvauja toj pačioj veikloje, ne? Ir jis tada pasimetė, suprato, kad aš jį prigavau. Ir jis sako, nu jo. Tai Lietuva, visi šitai elitai, tai jie visi yra per ranką paspaudimo nuo pedofilo. Bet artimiau nuo Epšteino ir šitų kitų veikėjų, ne? Seimo narys Vytautas Kernagis, Ingrida Šimonytė, Laurynas Kasčiūnas, jie visigi spaudė Bartaševičių ranką pedofilui. Jie ne tai, kad per rankos paspaudimą, jie kartu viename buvo. Tu matai Dalią Grybauskaitę. Ne, nu kažkaip keista. Tu matai Eiką tenais. Tas pats Laurinavičius. Tai jis dalyvauja tenais, kai tu žinai jau senai, čia nėra, kad Midsummeris buvo 2014 ar 15-13 metais. Tai ką, Dalia Grybauskaitė nežinojo, su kuo fotografuojasi, jie jos neinformavo. Monika Garbačiauskaitė nežinojo, kur eina. Jūs ką norit pasakyti, ir kiti nežinojo, kur eina. Ne, nu, apie ką mes čia šnekam? Petreikių šeimyną ir Simona apie Petreikę, ar kaip jinai tenais yra, nežinau. Tai jiegi buvo tarsi savotiškas ryšys tarp Epšteino. Mes neturime, aišku, duomenų, ar jie tenai susėmė vaikų prekybą, gink dieve, gal ten nieko ir nebuvo iš tikrųjų, nu, tyrimas nustatys. Bet jeigu mes pradėsime dabar imti išrašus, kam buvo daromos vizos, o realiai šiandien prokuratūra turėtų atlikti kratas ir įsimti iš Amerikos ambasados pasiprašyti visų tame laikotarpyje iš tų modelių agentūrų draugyšių, kas važiavo ir kur važiavo, ne, tai pasimti vizas ir tada to žmonės visus apklaus. Tai aš manau, kad Lietuvoje atsiras ne viena dešimtis, o gal net keletą šimtų atsiras žmonių. Tai Lietuva buvo per ne tik kad rankos paspaudimą, bet netgi galimai tame procese dalyvavo vaikų prekyboje. Ir tas vienas, kur sufiksuotas nuotraukoje bare klube su Midsummerio to organizatorė, ne, tai jis irgi yra už pedofiliją teisiamas. Ir tu matai, kokios Lietuvos agentūros buvo susisietos, kada agentūros įkurtos, kaip vaikus ieškojo, Kolelė Models irgi yra minimas, aš esu savo publikacijų irgi tą paminėjęs. Tai yra viena seniausių buvo modelio agentūra, per kurią ne vienas žmogus irgi yra padaręs karjerą, bet šalia Kolelė Models matau figuruojantį žmogų, kuris taip figuruoja labai stipriai Epšteino dokumentuose. Tai vėlgi tada yra klausimas, tai koks buvo jo tikslas, ar čia kažkoks didesnis tikslas, ar dar kažką, kokią ten salą planavo sukurti, ar ten kažkokius išvažiuojamuosius daryti. Nu, sunku pasakyti, tai visą tą reikia šiandieną guldyti ant popierių ir rodyti. Kas, kaip, kur, su kuo ir prie ko yra. Ir vėlgi man įdomus dalykas, aš nei vieno nemačiau smerkiančio, nemačiau publikacijų, kad jos ten rašytų, kritikuotų. Nemačiau jokios, reiškia, mes turime žiede tiek daug tokių asmenų supūvusių ir tam supūvusi esantys žiede žmonės jie negali vienas kritikuoti. Yra tas geras pasakymas, varnas varnoje akis nekerta, ne? Tai gaunas tai, kad Vilniui tie, kurie čia, sakau, kaip Madagaskaro pingvinai įsirikiavę eina, fotografuojasi ir džiaugiasi savo, tokiu prabangiu gyvenimu, jų rankos tai galėjo būti tiesiogiai ten susietos. O kas nors, pavyzdžiui, klausė, kad Petreikis, ar jūs pažįstat Petreikį, kaip pažįstat Petreikį, kaip artimai bendraujat su Petreikiu Dalios Grybauskaitės. Gal, pavyzdžiui, Petreikis pas Dalią Grybauskaitę namuose lankosi labai dažnai. Gal jie kartą į mėnesį visi renkasi, geria vyną ir organizuoja kokį nors velnę. Mesgi to nežinom, nes Dalia Grybauskaitė tai neatsiribojo. Ar jūs girdėt, kad Dalia Grybauskaitė atsiribotų? Ne. Lygiai taip pat Monika Garbačiauskaitė Budrienė. Jis irgi aš negirdėjau, kad jinai būtų atsiribojusi. Gal, pavyzdžiui, paaiškės, kad, nežinau, Monika 5 vyrus turi kaip pavyzdys. Nieks mes nežinom šitos istorijos. Bet supraskite vieną dalyką, kad žmonės, kurie yra šiandieną tame aplink šitą skandalą, aš jų nei vieno negirdėjau, kad jie atsiribotų nuo Petreikių. Va čia man yra įdomiausias dalykas yra. Ir jeigu manau, kad vienas kitas atsiribotų, tada prasidėtų tarp jų žiurkių kova ir tada pradėtų pasakot, kas buvo iš tikrųjų. Keista, sakau, kad Seime yra dar nesudaryta speciali komisija, o manau, kad Seime turėtų būti sudaryta speciali komisija ištirti tokiems atvejams. Visuomenė, žinokit, tikrai nenorim, ypatingai po Kedžio atveju. Jūs nepamirškite, kad Lietuvoje netaip ir senai prieš 10-12 metų buvo Kedžio atvejis. Jis yra gyvas, jis dar yra primenantis ir jis yra visiems labai artimas.
Tai aš manau, kad šitas skandalas gali būti taip, kad pasaulį pasakys, kas buvo pedofilai ir guldys ne vieną aukštą rango pareigūną. Kitas dalykas, kas mėgo ištvirkavimą irgi pasakys. Nu, manau, kad bus visko.